Kas yra kalbinė reikšmė? Kai mes kalbame, tai tik iš pirmo žvilgsnio mums atrodo, kad mes kalbame tai, ką norime ir pasakome tik tai, ką norime. O kokios nors papildomos informacijos mes sakome? Taip, iš tikrųjų sakome. Štai, imkime pavyzdį. Gatvėje stovi automobilis. Ką čia mes pasakėm? Kad kažkas yra kažkur ir ne bet kaip yra, o stovi, o ne striksi, šokinėja, važiuoja ir taip toliau. Tačiau be šitos informacijos mes dar pridedame gatvė, moteriškoji giminė, automobilis, vyriškoji giminė, o iš tikrųjų tai yra negyvi daiktai, kokia čia dar gali būti giminė, lyties juk neturi, bet mes prisigalvojame stogas, namas, stalas, vyriška giminė, kelnės, moteriška, lenta, moteriška, o tai vis negyvi daiktai. Ir va, tokios visokios informacijos pridėdami, mes matome, kad mums šitą informaciją padeda susikalbėti. Jeigu mes pakeistume ką nors, atsisakytume jos, mes pamatytume, kad sakinio reikšmė keičiasi arba ne tik keičiasi, o iš vis pasidaro nesuprantama. Gatvėje stovi automobilis, kaitaliokime. Gatvys, stovėkime automobilyje. Automobilyje stovi gatvė. Matome, išeina niekai. Taigi, kokia ta papildoma informacija, kuri mums padeda susigaudyti, ką mes iš tikro norime pasakyti. Imkime vieną žodį, tą patį gatvė. Jo bendroji reikšmė yra kelio atkarpa tarp namų, sodžiuje kur nors arba miestelyje, o gramatinės reikšmės yra vienaskaita, moteriškoji giminė, vardininko linksnis. Jeigu dar pridėtume priesagą, pavyzdžiui, ne gatvė, o gatvelė, turėtume dar ir darybinę reikšmę. Sustovi lygiai tas pats. Mes turime leksinę reikšmę, tai yra buvimas kažkur, kažkokioje vietoje, užėmimas erdvėje vietos. Ir turime gramatinės reikšmės. Esamasis laikas, trečias asmuo, koks ten dar intranzityvas, eigos veikslas, daug ten tų visokių gramatinių kategorijų yra. Taigi, kalbėdami, mes perdodame ne tik konceptualią informaciją, bet ir gramatinę, leksinę bei darybinę. Yra atskiri mokslai, kurie ją nagrinėja. Tai yra kalbotyros šakos, morfologija, leksikologija ir žodžių daryba.